Tai sriubos būdavo, kaip vadinu, smetoniškos, tokios privirtos gerai. Ir įvairiausių skonių, tai nuo saldžių sriubų, kaip pilviškas būdavo ta, kaip kisėlius labai mėgdavo ten su visokiais makaronais, barščiai, kopustienės, žirnienės, sultiniai, kupiški močiutė virdavo. Labai, jo, tos sriubos tokios tradicinės būdavo taip. Tai merginos, šiandien gaminsim ukrainietiškus barščius, labai tikrus. Šį receptą aš sužinojau Ukrainoje, nes kiekvienas ukrainietis turi savo barščių receptą, bet šitas man visai patinka. Esmė, daryk tu ką nors tais barščiais, bet esmė, kad turi būti geras sultinys. Dėl to mes sultinį gaminam iš 3 mėsų. Jautiena būtinai su kaulu, kiauliena būtinai su kaulu, šonkauliukus dėjo ir vištiena irgi su kauliukais tokiais. Tai mes dabar čia verdam sultinį, jūs pjausto daržovės, dėsime bulves, svogūnus, salierus, česnako dėsim, morkų, kopūsto dėsim, čečkavot ir žinoma burakėlių. Ir taip pat dar dėsime pomidorų itališkų tyrės. Šiaip galima dėti prinokusius pomidorus, bet mes jų neturim dabar, tai geriausia tyrė. Ir truputį pomidorų pastos. Dėl rūgštumo įpilsim citrinos sulčių ir gal truputį acto. Bet matysim pagal skonį gaudysim. Dar skonį reguliuosim su cukrum ir druska. Procesas truks apie 2-3 valandas ir mes manau, kad labai čia gerai pasilinksminsim. Va šeima yra išvykus ir užsienį gyvena, tai labai skiriasi ta senatvė vienišo žmogaus, kuris neturi artimųjų. Tos veiklos, nes nežinau, aš tai tikiu, kad kiekvienas mūsų daromas geras darbas, jisai grįžta mums atgal, kažkokia forma vienokia, kitokia. Tų senelių aplankymas toks pakrauna labai gerų kažkokių emocijų, net sunku paaiškinti, tu toks pakylėtas, aš išeinu va toks wow, kažką tokio, tu tikrai va, padariau kažkam gerą ir tas žmogus tikrai dėkingas, bet iš tikrųjų dėkingas, ne taip, kad pasako ačiū ir viso gero. Išvirėm barščius, regis visai gerai gavosi, kopūstai al dente, šiek tiek kietokiai, kaip ir turi būti. Tai manau, kad seneliam patiks.